Aš kai būdavau maža, aš tikėdavau, kad kai ateina pilnatis, tada su tavim pradės gyvūnai kalbėti naktį. Kad jeigu tu jų, žinai, kažko paklaustum, kad jie tada atsilieptų. O aš tikėjau, kad per kūčias. Ai, nu jo per kūčias, bet man kažkas dar su pilnatim yra. Nes matai, kas dar yra pas mane iš lovos kambaryje, ne? Kai guli ant mano lovos, tai tu iš lovos kampo perspektyvos, tarkim, gali matyti, kaip šviečia mėnulis. Todėl aš kai būdavau maža, aš prasimerkdavau ir aš pamatydavau pilnatį ir aš iškart paimdavau kokį savo žaisliuką ir būdavau, oh my god, labas. Ir tada įstylė ir aš tokia, rock. Kai mes vaikai, mums rūpi labai linksmybės, mums labai rūpi žaislai, mums rūpi, ar mes galėsim įt pasimauti, ar mes gausim ledų, kas yra irgi labai fainai. Bet, pavyzdžiui, ką aš supratau, kad tu tada praleidi tokius akimirkas, tokius mažus dalykus. Ir tu jų nepastebi, nes tau tik yra, ar mes jau čia? Ar bus ledų? Ar bus tas? Ar bus mano draugai? Bet niekada apie tokius mažus dalykus nepamąstam. Bet gal tai yra dalis užaugimo. Yra. Nors, žinai, dar yra sakoma, kad, pavyzdžiui, vaikai žymiai labiau vertina mažus dalykus. Pavyzdžiui, tau dabar parneštų vasarą ledų porciją mama iš parduotuvės, tu būtum tokia, ačiū, žinai. Bet kai tau 7 metai, o tu esi mažesnis ir tau parneša ledų vasarą, tai tau čia yra didžiausia dovana. Tu tos ledus valgai, lyg jie būtų paskutiniai, žinai. Tu taip jais mėgaujies, arba pavyzdžiui, nežinau, tada nuveža prie jūros tėvai ir ten žaidži su tais smėlio žaislais, eini ten bėgiot per bangas. O dabar tave nuveža prie jūros, žiauriai fain bus toks, kind of norėčiau, kad ten būtų mano, žinai, draugai, arba, kad tu kitaip žiūri, kai tu užaugi, tu gal pastebi tokias jau detalės ir tu pradedi apsvarstyti, kaip būtų gera čia būti ir panašiai. Gal, ko vaikas nepastebi, nes, tiesiog vaikui kiti dalykai galvoja, kas yra labai žavu, bet labai gaila irgi, kad tu užaugi ir tu pastebi tos dalykus, bet tu ir negali mėgautis tam tikrais dalykais. Tas vaikas tavyje dar viduje, jis yra, bet tu jo kažkaip neiššaukia. Ne tai, kad neiššaukia, bet gal neišlaisvini. Žinai, pažiūrėt, jeigu aš dabar šitų takų būčiau praėjus, man kokie 6, tai mano tėvai būtų čia sustoję ir būtų šitą visą vaizdą parodė tą suoliuką ir jie būtų pradėję kalbėti, kaip čia būtų gražu ir fainai gyventi, čia taip ramu, nuo miesto pabėgti ir panašiai. O aš tiesiog pažiūrėčiau ir aš tempčiau mamą už parankės, kad einam, ko čia mes stovim, žinai, greičiau kažkur nori nueiti. Bet ir tu tada džiaugiesi tais dalykais, kuriuos tu po to, pavyzdžiui, gausi. Nes, o jeigu tu žinai, kad jūs einat, pavyzdžiui, į kavinę ir kad tu gausi kažką skanaus pavalgyti, ne? Ir tu dėl to tempi mamą už parankės, nes kai einam. Nes tu nori pasidžiaugti tuo.